música son las Sveiki, mėlyje Raseinių televizijos žiūrovai. Aš Aivaras Tervidas ir norėčiau su jumis aptarti Raseinių rajono salės futbolo turnyro pirmosius rezultatus bei turnyrinę lentelę. Taigi, lentelės apačioje 8 vietą dalinasi Raseinių Chebra bei Ariogalos Lėnis, kurios dar kol kas nėra laimėjusios nei vienų rungtynių iš 3 galimų. Lenkia 3 komandas surinkusios po 3 taškus. Tai yra Raseinių Policija, Viduklis Vidukelė bei Ariogalos Vienybė. 3 vietą dalinasi 2 komandos. Raseinių Legionas bei Raseinių Olimpas turintis 6 taškus. 1 vietą taipogi dalinasi 2 komandos. Tai Raseinių Ventspinas, kuris yra 1 vietoje dėl geresnio įvarčio santykio, bei Ariogalos Dubysa. Komandos surinko po 3 pergalės iš tiek pat galimų. Artimiausios rungtynės vyks Raseinių technologijų verslo mokyklos sporto salėje vasario 22 dieną šeštadienį. 16 val. Susitiks Ventspinas, Raseinių bei Ariogalos Dubysa. 17 val. Susitiks Raseinių Legionas bei Raseinių Olimpa. Sekmadienį Ariogaloje 13 val. Susitiks Ariogalos Lėnis ir Ariogalos Vienybė. 14 val. Ariogalos Dubysa prieš Viduklis Vidukelę. 15 val. Raseinių Chebra prieš Vidukelis Vidukelę.